Mityba turi labai svarbę naudą mūsų moteriškai sveikatai ir vienareikšmiškai sveika mityba yra susijusi su gera ginekologinė sveikata ir su gera savijauta. Kokie produktai yra rekomenduojami moteriai? Tai rekomenduojama yra įvairūs žalios kilmės produktai, visi, kurie turi žalią spalvą, tokie kaip ankštiniai produktai, tokie kaip brokoliai, įvairūs lapiniai produktai, jie turi didelės galios mūsų ginekologiniai sveikatai. Ypatingai liga endometriozė gali būti puikiai suvaldyta su mityba, kuria yra rekomenduojama būtent antiuždegiminė dieta. Apskritai visai moters sveikatai yra rekomenduojama antiuždegiminė dieta. Ką tai reiškia antiuždegiminė dieta? Tai yra, kad mes valgome šviežiai pagamintus maisto patiekalus ir stengtis įvairių produktų, tokių kaip salotų, tarkim, įvairių daržovių, neapdoroti aukštoje temperatūroje tam, kad gauti daugiau vitaminų ir tam, kad gauti daugiau energijos. Moteriškai sveikatai tikrai kenkia angliavandeniai, kenkia miltiniai produktai, nes jie sukelia įvairius mikrobiotos sutrikimus mūsų organizme, o mikrobiota yra atsakinga už mūsų natūralią makšties mikroflorą ir už mūsų natūralų makšties pH, kuris turėtų būti 4,5. Angliavandeniai ir miltiniai produktai, jie išbalansuoja mūsų pH, dėl to sutrinka pusiausvyra tarp gerųjų mūsų organizmo bakterijų, tai yra laktobacilų ir tarp patogeninių bakterijų ir formuojasi makšties uždegimai, tokie kaip makšties grybelis. Taip pat labai svarbu yra naudoti omega-3 preparatus ir kitus vitaminus, apie kuriuos pakalbėti taip pat norėčiau. Omega-3 jie skatina antiuždegiminius procesus mūsų visame organizme ir stiprina imunitetą. Jeigu nusilpsta mūsų imunitetas, formuojasi makšties uždegimas, vadinamasis bakterinė vaginozė. Moteris teigia, kad jaučia labai aštrų kvapą, jaučia pakitusias pilkos spalvos išskyras ir jai atrodo, kad visa aplinka jaučia tą aštrų vadinamąjį žuvies kvapą. Tai labai būdinga yra bakteriniai vaginozei, kuri būtent ir atsiranda dėl nusilpusio mūsų organizmo. Taigi omega-3 naudojimas pastiprina moters imunitetą ir veikia antiuždegimiškai. Taip pat labai svarbu yra vitamino D naudojimas ir kalcio preparatų naudojimas, ypatingai perimenopauzėje ir menopauzėje. Kalcis su vitaminu D yra labai svarbus mūsų kaulų mineralinio tankio formavimui, mūsų kaulo mineralinio tankio statybai. Ir jeigu mes neturime pakankamo vitamino D, tai ne tik atsiliepia mūsų visai kaulų sistemai ir mūsų raumenų sistemai, tačiau taip pat ir atsiliepia mūsų termoreguliaciniai sistemai. Moterys jaučia nuolatinį prakaitavimą, nuolatinį energijos stygių. Labai svarbu užtikrinti, kad mityboje būtų pakankamas geležies kiekis. Jeigu moteris yra vegetarės ir nevalgo mėsos, tai reikėtų naudoti tuos produktus, kuriuose yra gausu geležies, arba naudoti papildus, kurie atstatytų geležies trūkumą. Labai yra gerai atstatantis produktas geležies trūkumą granatos. Rekomenduojama granatų sultis, granatos pačios kaip kad vaisiai, ar ne? Ir visi kiti produktai praturtinti geležimi. Kas dar yra svarbu? Labai svarbu yra moters psichologiniai sveikatai ir visai emociniai sveikatai, tam, kad moteris neišsiderintų, kad nesijaustų emociškai palūžusi, tai labai svarbu yra melatonino kiekis, kuris vėlgi yra labai svarbus ir miego ritmui, na ir tokie preparatai, kurie tonizuoja moters savijautą su estrogeno pagrindu. Taigi tai yra sojos preparatai, tai yra raudonojo dobilo preparatai, tai vieni iš moters bazinių elementų atsakingi už ginekologinę sveikatą ir už ginekologinius susirgimus. Mityba turi įtakos ir mūsų menstruaciniam ciklui.
moteris, kurios maitinasi nepilnavertiškai subalansuota dieta, jos dažnai turi sutrikusi menstruacinį ciklą, na ir to pasekoje sutrinka ovuliacija. Moteris gali turėti problemų pastojant, moteris gali turėti tarp menstruacinių kraujavimų vadinamųjų ovuliacinių kraujavimų, nes tai yra susijęs su estrogeno, moteriško hormono disbalansu. Taigi subalansuota mityba, praturtinta baltymais, praturtinta skaidulomis yra labai svarbu. Dar ką noriu paminėti, jog skaidulos turėtų būti įtrauktos į kiekvienos moters mitybos racioną, vadinamoji organizmo šluota. Įvairios sėklos, įvairios selenos, nes jos pamaitina mūsų organizme esančius mikroorganizmus. Mes maitinkime savo mikroorganizmus tam, kad jie užtikrintų mūsų normalų pH ir mūsų mikrobiotą. Ir visa organizmo šluota, būtent jinai taip ir veikia, kad subalansuoja mūsų pH ir mūsų mikroflorą. Mes dažnai kaltiname genetiką ir jos įtaką miomų formavimuisi, gimdos polipų formavimuisi, kiaušidžių cistų formavimuisi, tačiau mityba yra taip pat labai svarbi mūsų ginekologiniai profilaktikai. Visi angliavandeniai ir visa dieta praturtinta angliavandeniai, saldumynai, šokoladai, miltiniai produktai, jie turi įtakos gimdos darinių formavimuisi ir tai yra įrodyta. Buvo atlikta studija, kurios moteris turėjo viršsvorį. Ir tos moteris, kurios turėjo normalų kūno masės indeksą ir sportavo per savaitę 3 kartus ir daugiau, jos reikšmingai mažiau turėjo gimdos miomų, lyginant su to moterim, kurios nesportavo ir turėjo viršsvorį. Taigi mityba, sportas, gyvenimo būdas tikrai turi įtakos gimdos darinių formavimuisi.